Ir iš tikrųjų kažkaip būnant santykiuose, tai ko gero mums yra įprasta vienam prieš kitą būti nuogų kūnų. Šį savaitgalį mes kiekvienas prieš save ir vienas prieš kitą pabuvom nuoga siela. Tai yra sunku, tai yra aštru, bet tai labai išgrynina klaidas ir parodo, ko daryti nereikia, ko atsisakyti reikia ir tai ko gero yra kur kas svarbiau negu ką mes galim vienas dėl kito padaryti ir vienas kitam duoti. Tai ačiū, kad esi. Ačiū tau. Mes su Gražina santykiuose 2 metus ir šiek tiek mėnesių. Tai stengiamės lipdyti santykius, ne viskas puikiai pavyksta, tai idealių santykių nėra, kaip sužinojom iš šių 2 dienų kurso. Ypač turbūt visiems čia buvo aktualu, kad per karantiną galbūt tiek visi konfliktai ir situacijos paaštrėjo ir tikrai labai svarbu atvažiuoti, tarkim, į šitą būtent seminarą ir galbūt spręsti kartu klausimus, problemas, iš kur jos kyla, gilintis ir iš tikrųjų neturėjau labai tokių susidaręs dėlių lūkesčių prieš atvažiuodamas čia, bet realiai per šitas 2 dienas tiek mes kartu patyrėme artumo, šilumos ir atsidarėm vienas kitam, tai čia yra pats didžiausias turbūt pliusas, apart visos galbūt teorinės medžiagos, ką gavome, tai čia aš matau didžiausią naudą ir aišku, bandysime lipdyti santykius ir toliau.